Jaučiams, mergelėms, ožiaragiams, žemės stichijos ženklams ateinantį savaitę, ką labiausiai reikia atkreipti dėmesį. Bendras savaitės fonas, bendra savaitės energija, pagrindinė jūsų nuotaika, jūsų nusiteikimas, kas ateina į jūsų gyvenimą, darbai, jūsų veikla, finansai, santykiai tiems, kas porose, kas jūsų laukia, vienišiems, kas pas jūs. Ką verta paleisti ateinančią savaitę? Kas teiks džiaugsmą? Ko pasisaugoti? Ir patarimas. Kaip kuo produktyviau praleisti laiką. Bendras savaitės fonas, monetų septintukas, būsite nusiteikę laukti, turėsite kantrybės, niekur nenorėsite skubėti ir galbūt netgi kai kuriems bus toksai vidinis toksai balsas kuždės, verta čia laukti dar kažko tai, kažkur tai galbūt dėjot labai daug pastangų, ar trenkti viską ir nutraukti ir nieko nebelaukti. Tai čia turėkit minty, kad kantrybė yra labai jums reikalinga ateinančią savaitę. Ir tiesiog geriau jau kantriai laukite, nes prisirps tie vaisiai ir pagaliau gausite rezultatus. Net jeigu atrodo, kad jau jūs nebeturit kantrybės laukti. Vidinis nusiteikimas irgi toksai stabilus, monetų dešimtukas, jausitės gana gerai viduje, ramiai, nors tas laukimas galbūt irgi čia kai kuriems ta kantrybė jūsų, ne, ir čia toksai galbūt noras bus rūpinti šeimą, rūpinti šeimos nariais, galbūt kažkokius tai pirkinius daryti, tokius didesnius jau, nes tai yra toksai šeimos ir gausos arkanas ir toks vidinis tas toksai nusiteikimas gali būti, kad viskas yra gerai. Ir noras yra tiesiog dar, kad būtų dar geriau pasirūpinti, galbūt tokio komfortų, stabilumu ir dar daugiau pasirūpinti. Su kantrybė, su kažkokiu tai tokiu lėtumu, niekur neskubėjimu. Kas ateina į jūsų gyvenimą? Čia teismo arkanas. Iš tikrųjų, daugumai jūsų bus tai, kad jūs pervertinsite savo nueitą kelią ir susidėsite pliusus, minusus ir bandysite kažką tai keisti savo gyvenimą, įsivertinę savo praeitį. Gali kai kuriems sugrįžti jūsų buvę situacijos jūsų gyvenimą arba buvę žmonės jūsų gyvenimą. Tiesiog, turėkit minty. Darbai jūsų veikla, finansai, tai konkurencijos arkanas, galbūt teks sudalyvauti kažkokiuose tai konkursuose, kažkur tai galbūt reikės apginti savo nuomonę, savo kažkokį tai projektą galbūt reikės apginti. Čia reikės įrodyti, kad jūs esate teisūs, prastumti save. Turėkit minty. Ir čia toksai... Ta konkurencija tokia tikrai yra tarp lygių, nėra taip, kad jūs bandot konkuruoti su kažkuo, kas labai aukštai stovi už jūs ir jūs neturit šansų laimėti, arba su tuo, kuris stovi labai žemai už jūs ir jūs tada turit visus šansus laimėti. Čia lygios kovos. Jeigu jūs ir konkuruojate, tai gali būti toksai lygiavertis konkursas, kur tikrai galite laimėti, jeigu esate atkaklus, jeigu remiatės įstatymais, jeigu niekur neskubat, turit kantrybės. Ta prasme, įrodyti savo tiesą, turite kantrybės. Taip, ir nusiteikit. Pinigai uždirbami. Pinigai ateina per konkurenciją. Žodžiu, kiek sugebat save pateikti kaip gerą darbininką, gerą darbuotoją, gerą profesionalų savo srities žinovą, taip gaunate pinigus. Tiems, kas porose santykiai. Tiems, kas porose, tai čia toksai noras išlaikyti balansą jūsų santykiuose. Galbūt ir kantrybės tam reikia, kad spėtumėt ir, tarkim, darbuose jūsų ir partneriui teikti dėmesį kažkokį tai, arba tarp kelių partnerių čia gali būti pas kažką tai, nes vėlgi primenu, kad tai yra bendras kortų skaitymas. Vieniems viena gali būti, kitiems kita. Jeigu pas jūs santykiuose viskas gražu, ramu, galbūt yra taip, kad, tarkim, partneris labai daug dirba, arba kažkokią tai savo veiklą turi ir jūs mažai to partnerio matote, jisai jums per mažai dėmesio skiria, tai jūs turėkit minti, kad jisai labai stengiasi išbalansuoti. Galbūt jūs patys tą darote, irgi stengiatės išbalansuoti, irgi nes čia toks, kai sakau, balanso arkanas, kur norisi spėti ir ten, bet neatmetama, kad tai yra balansuojama tarp ir dviejų žmonių,
kaip pavyzdys, galbūt pas jūs pažintis yra nesena, ta pora tokia jūsų yra labai šviežia, jauna ir galbūt dar jūsų partneris, kaip pavyzdys, renkasi tarp jūsų ir tarp kažko tai dar. Arba jūs irgi turite ir šitą partnerį, ir dar kažką tai ten mintyse turite ir galbūt net ir susitikinėjat su kažkuo, nes tai yra poros arkanas, ne, kas pas jūs poroje bus. Tai va, toks va balansas, bet kaip ir minėjau, tai nebūtinai tarp žmonių, tai gali būti ir tarp jūsų darbo ir jūsų, ne, tarp partnerio, tarkim šeimos, ne, nes šeimos arkanas ir jūsų, kaip pavyzdys, gali būti tokie pasirinkimai. Tiems, kas vieniši, tai čia labai didelė tikimybė susipažinti ir ta pažintis bus tokia, kad bus jums įdomus tas žmogus naujas ir jūs būsite įdomus tam naujam žmogui. Čia tokie bus jausmų toksai pliūpstelėjimas, ne? Ir svarbiausia, kad neskubėkit, jeigu ir susipažinsit kažkaip tai, neskubėkit greitai kažko tai daryti, tiesiog įsivertinkit, kad čia skubėjimo kaip tik tai ir nereikia, čia kaip tik tai reikia kantrybės. Ką verta paleisti? Visų pirma, mergaitėms verta paleisti savo buvusius. Jeigu dar laikotės įsikabinę, tiesiog pagalvokit apie tai, kad, paleisti geriau juos. O šiaip reikėtų paleisti šaltumą, tokį šaltakraujiškumą, tokį neprisileidimą prie savęs, ypač jeigu jūs esate vienišos mergaitės, ne, ir šiaip vieniši čia, bet kuriam žmogui tinka, tiek mergaitėje, tiek berniukui, ne. Tiesiog paleiskite tokį šaltumą. Paleiskit sarkazmą savyje tokį, bendraujant, pavyzdžiui, paleiskit tą tokį taškų dėjimą, nukirtimą, tokį galbūt netgi kritiškumą į kitų žmonių pusę. Na tiesiog tą tokį šaltumą, šaltakraujiškumą. Šito jums ateinančią savaitę kaip ir nereikia. Kas teiks džiaugsmą? Žinies arkanas iš vienos pusės jums teiks džiaugsmą, kad pasyvų, niekur nereikia skubėti, vat ir savaitės fonas pantrina, kantrybė kažkokia tai, kad va čia jūs galite sau leisti nieko neskubant daryti kažkokius tai savo darbus arba iš viso pasyviai stebėti kažką tai iš šalies, tai jums teiks džiaugsmą. Iš kitos pusės gali teikti džiaugsmą, kad jūs žinot kažkokią tai informaciją, kuri jums teiks džiaugsmą. Galbūt sužinojot, galbūt laikot tą informaciją savyje, su niekuo nesidalinate, bet jums tai kelia geras emocijas ir tai teiks džiaugsmą. O ko pasisaugoti, velnio arkanas iškrito, tai čia be abejo reikia saugotis visų pirma, kad jūsų neapgautų kažkas tai. Ir pavyzdžiui, tiems, kas susipažįstat, ta nauja pažintis irgi atsargiai žiūrėkit, nes gali būti ir gundimų, ir manipulacijų, gali būti ir bandymas kažkaip tai apgauti jūs. Tai būkit budrus, tiesiog įsivertinkit, kad gali būti ateinančią savaitę kažkas tai tokio, ir geriau neskubėkit, kaip ir savaitės, žodžiu, fonas rodo, kad kantrybės reikia, tai geriau kantriai įsivertinkit situaciją, neskubėdami, nes apgauti tikrai gali kažkas tai bandyti. O kaip praleisti po geriau tą savaitę, tos savaitės laiką, tai čia iš tikrųjų reikia ginti savo tiesą, pavyzdžiui, darbe. Bus kažkoks galbūt ar konkursas, ar kažkokia situacija, kur reikia save atstovėti, tai kažkaip reikia atstovėti ir greitai. Va šičia kantrybės nereikia, nors savaitės fonas toksai, žodžiu, kaip ir kantrybės arkanas, ir iš lėto reikia daryti viską, bet būtent patarimas kaip tik tai reikia, jeigu kažkas puola, ginatės greitai, konstruktyviai. Jeigu kažkas tai bando jūs apgauti, irgi staigiai, greitai reaguojate tai. Ta prasme, netempėt gumos ir negalvojat, kad jums išsispręs savaime. Tiesiog į viską reikia reaguoti greitai. Tada, ta savaitė turėtų būti tiesiog jums gera. Ir primenu, kad tai yra bendras kortų skaitymas, paimkite tik tai, kas rezonuoja. Ir taip pat man labai įdomi jūsų nuomonė, ar yra gyvenimo sritis, kurios pasigendate mano savaitės prognozėse. Jei taip, parašykite, kokia ta sritis ir kodėl ji jums būtų naudinga. Galbūt aš kitą savaitę ją ir apžvelgsiu, pridėsiu dar prie viso to, kas čia yra. Galbūt netgi yra kažkas nenaudingo, ko visai jums nereikia. Apie tai irgi parašykite. O šį kartą dėkoju už jūsų laiką, širdutes ir iki sekančio karto.